Ir va šito vietoj tu ypatingai kaip jaunasis kūrėjas esi suspydyti. Jo. Ir va čia man įdomus dalykas, bet ir asmeniškai labai įdomu. Tu šitą sugalvojai daryti brandą dėl to, kad tau reikėjo pinigų treniruotėm, va taip nuoširdžiai, ar tau iš tikrųjų įdomu buvo kurti ir tu jau kažką tokio, tarsi bandėjai savo marškinėlius susikurti, kad ant jų turi būti automobiliai, va kur buvo ta pradžia? Aš visą laiką domėjausi automobiliais nuo pat mažens, tai tiesiog norėjau sukurti kažką tokio naujo ir pats, kai norėdavau kažkokių drabužių, niekada nebuvo kažkokio tokio pasirinkimo arba būdavo kokybė prasta, tai dėl to norėjau sukurti ir pačiam buvo šiek tiek įdomu tas dizainas visą laiką, tai paprašiau mamos, kad nupirktų Photoshop ar ten visus Adobe appsus, pats išmokau viską ir šiaip tai pradėjau visus dizainus kurti ir iš to daryti verslą, nes mama sakė, kad nėra to biudžeto sezonui. Tai dėl to nusprendžiu irgi kurti savo verslą, kad galėčiau turėti daugiau treniruočių ir nuimti naštą nuo tėvų. O tai, pavyzdžiui, jeigu ne treniruotės, ne automobiliai, tai vis tiek darytum? Ar čia toksai, nes reikia, darytum vis tiek? Jo, nes... Ir gal dar rimčiau netgi, ne? Jo, nes labai gera patirtis ateičiai ir galbūt ateičiai galiu užsidirbti kažkiek pinigų, kad galėčiau pradėti kurti kažkokį didesnį verslą ar startuolį, kažką tokio. Wow! Tai žiūrėk, tau dabar 16 metų, o spydyti tu įkūrėjai būdamas 14. Ja. Manau, sūnui dabar 11, žinok, jisai labai nori su tam susipažinti, jeigu ką, tai gal per kur park jisai irgi ten apie startuolius galvoja, bet jo yra paspirtukai, dviračiai, žinai, va šitie dalykai, tai kaip įkvėpimas, žinok, jisai seka, ten žiūri. O tai kodėl marškinėliai ir hudžiai, o ne ten, pavyzdžiui, kažkokius ant video montuot, gal kokius sportbačius, dėl to, kad toks easy, lengvas produktas, ar tiesiog kaip minėjai savo susikurti, ar turėjai kitų idėjų dar? Norėjau iš pradžių daryti tik tais posterius, bet po to pagalvojau, kodėl nedaryti ir drabužių. Posterius turi minį kaip plakatus, ar ne? Bet šiaip norėjau tiesiog irgi turėti stilių ir pats nešiau drabužius tokius, kadangi labai mažai yra tokių kaip ir drabužių automobilių fanam, kad būtų ir stilius toksai ir gera kokybė. Ir tiesiog man pačiam to trūko ir pats norėjau sukurti kažką originalaus ir labai kokybiško. Kalbant iš kokybės, žinok, tai aš iš tikrųjų taip gerai prasme nustebau, kai užsisakiau marškinėlius iš tavęs, tą rūžą mašiną, kur ant nugaros. Ir nes, ta prasme, website atrodo, mock-upas jisai toksai paprastas, lygus, švarus, o marškinėlius, kai gauni, ta kokybė tiesiog jau net matosi. Tas recyclingo, gal ten medžiaga šiek tiek yra cotton, ar ne? Jinai organic cotton, ne? Jo. Tai labai jaučiasi, kad ta kieta, ta stora medžiaga man labai patiko. Ir tarp kitko keletą kartų esu gavus komentarų, nes taip, žinai, mano plaukai ilgi, aš tai persimetu ir po to, wow, faini marškinėliai, nes čia taip pat kaip įdėmės. Tai labai labai faini. Dabar mačiau hudžiai, tie išėjo irgi beige spalvos. Anksčiau buvo tik tai 2. Tai va jau irgi rinksiuosi. O tai žiūrėk dabar, o tai tu mokyklą nešioji savo marškinėlius, hudžius, ar reikia uniformą nešioti? Reikia uniformą nešioti. Neina reklamuoti. Būna dienų, kai leidžia eiti atyti be uniformų, tada... Tai mokyklą jau visi žino, aišku, apsipirkę, ne? Klasiokai žino, bet nėra kažko tokio. Aišku, turiu draugų, kurie irgi turi galbūt panašius tikslus, ar, pavyzdžiui, fotografuoja automobilius, arba tiesiog labai domisi, tai tie draugai mane palaiko, net esu padovanojęs jiems savo džemperius ir maikutes. Tai vat norėjau ir klausti, aplinkoj, taip draugai irgi kūrė kažką daro, jau bando užsidirbti to verslumo, pas jūs taip įprasta, ar tu toks išskirtinis labiau esi mokykloje, draugų tarpe? Turiu draugų, kurie, kaip ir sakiau, fotkina automobilius, turiu, kurie tiesiog domisi verslu ir, kaip sakiau, irgi turi labai daug disciplinos. Mokykloje, aš kadangi Jono Jablonskio gimnazija, tai ten aš esu verslumo klasėje, tai 10 klasėje mes kūrėme savo mokyklinės bendrovės su grupėmis, tai irgi padeda ir aš tiesiog norėjau stoti verslumo klasę. Tai... Tu dabar 10 klasė, ne? Ja. Bet tu ten, man atrodo, kad jau labiau pažengęs verslo prasme negu ten visi kiti nuo nulio. Iš dalies. Gali ekspertas būti konsultantas jau. Jo, iš dalies. Taip, turiu patirties ir dizaine, ir marketingai šiek tiek ir
absoliučiai bendrai Photoshopą naudotis ir dizainas daryti. Ir... Tai pačius marškinėlius tu pačius dizainus darai, Jo. po to marškinėlius su mokapais irgi pats darai, o patį šopą irgi pats viską darai? Taip, tai aš šopą viską išmokau per YouTube daryti. Aišku, ten Facebook'o grupėse lygiai taip pat klausiau, prašiau pagalbos, tai taip ir susipažinom su Marium. Jo. Jisai mane pakonsultavo ir šiek tiek padėjo išspręsti tokias problemas. Nu, man tai čia amazing, žinok, ir aš vis yra, tai, bet, okei, žiūrėk, tu turi treniruotės, visokias varžybas, iš kur tu dabar grįžai? Dabar grįžau iš Arabų Emiratų, iš Malaizijos į Arabų Emiratus, o iš Arabų Emiratų čia. Ok, čia kitas dar dalykas, ir kiek tu ten pasaulio visko matęs ir jau to gyvenimo, kur, žinai, kiti karjerą tai padarė ir panašiai jau tuose kituose reikaluose sukiesi, tai čia dar laiko užima, tu praleidi mokyklos nemažai, treniruotės, tau reikia mokintis. O kaip tau su mokslai sekasi? Na, su mokslais viskas kaip ir gerai, aš aišku dabar buvau šiek tiek praleidęs, bet viską kaip ir greit išmokstu. Tai tiesiog turiu daug disciplinos. Ir dar verslas. Turiu menį, kaip tu spėjai iš viso, to prasme, aš nesuvokiu. Grįžęs iš mokyklos visada iš karto darau namų darbus ir net nesijungiu telefonu, stengiuosi fokusuotis į vieną dalyką vienu metu. Ir lygiai taip pat su verslu pirmą padarau pamokas, tada einu, pavyzdžiui, kokį video padaryti ar kažką tokio. Ir ta visa disciplina man, sakyčiau, daugiausiai kilo iš knygos, kurią man rekomendavo mano pagrindinis rėmėjas Rimantas Blažilionis. Ir kokia ta knyga? Tai yra 5 valandos klubas, tai aš remiuosi ją. Feris, ne? Plauk, ne Feris, Robin Sharma. Jo. Taip. Tai šitą knygą... Tai tu 5 keliesi? Nu, no way. Nesu to pilnai bandęs kaip ir, bet daugelį dalykų, minčių pasiemu iš tos knygos apie discipliną ir apie norą būti geriausia savo versija. Bet tai, nu gerai, kiti, kai būna, žinai, nu tu gal girdėsi jau čia ne kartą, ateina į protą, žinai, ten jaunimas kažkada ten su kažkokiom patirtim ar amžium, nu tu tai biškai per anksti atėjęs į protą, tai turiu menį, supranti, ką noriu pasakyti. Nuo vaikystės realiai, tu dabar paauglys, bet nuo vaikystės tu jau pradėjai daryti šitos rimtus visokius dalykus. Nu, bet iš kur čia viskas, ta prasme, tėvai, tu iš tėvų pavyzdį kažkokį turi, ar čia tiesiog kažkas gavosi per... Turbūt, kad galbūt ne visada turėjom tų finansų, kad važiuoti ir visą laiką būdavo visokios, na kaip, neturėjau ten daug treniruočių ir neturėjau kokių gerų variklių ir visada vis norėdavau ir negalėdavau niekaip kažko pats vaikas padaryti, tai galbūt iš to tas kilo noras turėti savo verslą ir kad galėčiau turėti daugiau treniruočių ir galbūt ateiti kažkaip. Bet čia gal tas gerai, kad tai ne viskas, žinai, paduota, kaip kiti galbūt turi tėvai tas galimybės ir viską suteikia, o tu turėjai su galva, nu, va, aš labai noriu, tai va, aš turiu su galva, kaip ką padaryti. Aišku, čia manau, kad ir gebėjimų tam tikrų vis tiek tu turi ir ten intelektas ir visą kitą. Bet vat, kažkokio pavyzdžio tokio verslaus aplinkui nebuvo? Nu... Mama turi savo mažą verslą, tai galbūt šiek tiek iš to, bet šiaip, nežinau, tiesiog pats ir žinau, kad viskas įmanoma, man patinka automobiliai ir aš tiesiog noriu irgi turėti labai gerą svajonį automobilį savo, ar galbūt net savo sukurtą automobilį, tai tiesiog iš to noro ir žinojimo, kad tiesiog viskas įmanoma bet kokiem žmonėms. O tai priority dabar, pavyzdžiui, yra automobilių sporte top būti, ar versle, ten startuoliai top. Nes abiejų vis tik nebus, tu turėsi kažkur, nu gali kaip ir abu, bet, nu kuris yra svarbiau, kur tu dabar mokyklą baiginėsi, dar 2 metai, šie dar 2 metai, o stosi kažkur mokintis? Nu, priklausys, aišku, kiek rėmėjų surasim, jeigu aš, pavyzdžiui, išvažiuosiu į Formulę 4 arba eis toliau į autosportą, aukštesnės kategorijos, tai turbūt su autosportu daugiau, bet, na, jeigu... Ten irgi amžinai nebūsi, ne, ta prasme, kad... Tai vis tiek tokia svajonė turėti savo didelį verslą, kuris padeda žmonėm, o šiaip planuoju stoti į universitetą, tik dar nelabai žinau kokią, ar su inžinerija, ar su verslu. Aš dabar važiuojant klausiau, man atrodo, Great Thinking Ramites, kur kūrė sistemas AI, Genuine AI, 17 berods irgi 16 metų vaikinas, čia ne Lietuva, aišku, ir jis įstojo į Cambridge'ą ir negalėjo
dar pradėti mokslų, nes jam turėjau sulaukti ar 16-17 metų. Ir jis įsidarbino kažkokiu ten gaming kompanijoje ir pradėjo kurti žaidimus ir jie pamatė, ten davė jam tokių praktikos užduočių, bet pamatė, kad jis ten wow, tolin ir kai atėjo laikas jam, kad jau jis gali gali jau pradėti mokytis, jam ta kompanija pasiūlė $1 milijoną, kad jisai neitų į Cambridge'ą, liktų pas juos, tai žinai, čia toksai irgi, žinai, kur kai tau ateis laikas jau stoti, mokintis, gal bus situacija, kad, o kam, žinai, bet čia aišku, jau kiti dalykai. Priklauso, kokia situacija bus ir su verslu, ir su lenktynė, niekada negali žinoti. Taip. O aš dar kažkur, man atrodo, ten skaičiau, ir tu pasakai, kad į Lietuvą nori atvežti, kad Lietuvoje būtų Formulė 4, ar kas, ar lenktynės. Nebuvo čia kažkas tokio, kažkur buvo tavo kaip ir ne misija ar vizija, kad... Gal išgarsinti Lietuvą, kad Lietuva... Nes Lietuva gal nelabai įmanoma, nėra tokio kaip ir sąlygo, ne kad Lietuvoje kažkas vyktų. Dabar stato tą Lietuvos motosport parką, tai viskas įmanoma. O kur čia bus jisai? Jonavoje. Ai, nes mes į kažkokius ten dragus būna, važiuojam su vyru Kazlų Rūdoj, kažkokį ten vyksta, bet ten ne ta tema, gal ten tokie, kur visai kitokie ten reikalai. Šalta net drebu. Jau šalta, ne? Jo. Tai žinok, mes ilgai ir jau mes tokį prakalbėjom, nes mes čia daug ir nedarysim kažkokio podcasto. Mes dabar tokių prisuksim mažiukų klipukų, žinai, kad galėtumėm reklamai pasidaryti ir viską, žinok, nes ir man rankos irgi vašalo. Aš visas drebu. Jo, tai manau, kad ir gerai, ne? Video gal nesimatys, bet... Ne, nes